Braška Rimo Kurtinaičio kėdė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje. Po nesėkmingo pasirodymo pasaulio čempionato atrankoje su strategu gali būti atsisveikinta. Krepšinis net skelbia, kad jeigu nebus permainų trenerių štabe, dalis nepatenkintų žaidėjų grasina neatvykti į rinktinę kitame lange. Taip pat įvardyjami ir galimi kandidatai pakeisti strategą. Rimas Kurtinaitis prieš tapdamas Lietuvos rinktinės trenerių sakė: Pirma vieta yra pirma, visos paskutinės. Nesvarbu, man davė, aš kaip sako, kai rusai, palievoj komandir, man davė tą aukštumą, aš turiu ją paimti, kokių klausimų ne. Mums reikia medalių, aš einu, aš juos paėmiau gerai, nepaėmiau lauk. Bet medalių pernai Europos čempionate nelaimėjo, o dabartinėje pasaulio čempionato atrankoje pralaimėjo 3 mačus ir situacija Lietuvos rinktinės tapo kritinė. Žaidžiam lygiai su lygiais, mes pralošėm 3 rungtynės po tašką ir 2 šiandien, 2 taškais. Manau, kad viskas temai. Vadovaujant Kurtinaičiui, Lietuvos rinktinė pasaulio čempionato atrankoje patyrė 3 pralaimėjimus ir stipriai komplikavo šansus patekti į pasaulio čempionatą. Mat dabar išlikusių 6 mačų su itin pajėgiomis Serbijos, Turkijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėmis gali reikėti 4 ar net 5 pergalių. Portalas Krepšinis net skelbia, kad po fiasko Italijoje kai kurie žaidėjai yra nusivylę ir aiškiai davė suprasti, kad reikia pokyčių. Pačiu procesu, kaip viskas buvo vedama rinktinės stovykloje ir tokios nuomonės, kad jeigu niekas nesikeis iš esmės ir nebus padaryti atitinkami sprendimai, tai kitame rugpjūčio lange dalis žaidėjų būtent dėl šios priežasties planuotų ir neatvykti. Vienas talentingiausių Lietuvos rinktinės krepšininkų NBA lygoje žibantis Matas Buzelis po kartaus debiuto pasiuntė mįslingą žinutę savo Instagrame su prierašu: Paukštis narve negali skristi. Taip puolėjas sureagavo, kai aikštelėje praleido vos 13 minučių, o į krepšį metė vos 1 kartą iš žaidimo. Nesvarbu, kas joje žais istorija. Yra Matas Buzelis ar yra Matas Jogėla, vis tiek visi žaidžiame tuos pačius derinius, tai čia yra vienas dalykas. Antras momentas, jeigu tai būtų tik tais Italijos rungtynės Bolonijoje, kuomet mes ten išvaistom pranašumą per paskutinės kelias minutės, būtų viena, bet kaip per kelis mėnesius pasitaiko antras toks fiasko, prisimenant įvykius Reikjavike, tai tada automatiškai tu keli antakius, nes tu vėl matai lygiai tuos pačius sprendimus ir tu matai, kad nėra mokomas iš savo klaidų. Iškart po fiasko Italijoje Kurtinaitį užstojo asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas, taip tarsi nukirsdamas kalbas apie galimą stratego atleidimą. Bet anot krepšinis net šaltinių situacija šiai dienai yra pasikeitusi ir kitą savaitę rinktinės trenerių štabą gali sudrebinti permainos. Tai nėra tik tais žaidėjų balsas, kuris galvotų daryti kažkokius sprendimus ir viską keisti, bus papildomas susirinkimas ir Rimo Kurtinaičio kėdė tikrai nėra tvirta, kaip ji galėjo atrodyti po Mindaugo Balčiūno žodžių iš pat pradžių. Portalas Basket News LT įvardyja ir galimus 3 kandidatus pakeisti Kurtinaitį: Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila, kuris šiuo metu vadovauja U20 jaunimo rinktiniai ir Šiauliams. Nereik, manęs nereikia ir aš ten eisiu eilę, papasakau, kaip tu dirbsi. Visi žino, kaip aš dirbsiu. Dirbsim daug ir nuobodžiai.